Tai va, pasveikinau savo tėvo motiną su gimtadieniu, bet kokia ten motina, mamulė, žinai, motulė. Ir šitą, ką aš pastebėjau, kad vaikai užaugo dideli, o motina buvo maža. Kaip mama pasakė, tai jau didelis vaikinas, žinai. Aš prisimenu tuos visus marozus, bet jie buvo tokie neišauklėti, jie taip nepažinojo, kas yra meilė, žinai. Jie buvo tokie agresyvūs. Tai ką aš noriu pasakyti? Tai ką aš noriu pasakyti apie marozų motinas. Tie marozai neturėjo tiesiog, žinai, galimybės pajusti šilumą, meilę. Tos putarkos, mažutės močiutės, jos augindavo bele kaip. Jos tiesiog jos pagimdydavo ir eidavo gulti kapą, supranti? Tų marozų močiutės jos pagimdydavo ir mirdavo. Tai va, mūsų planetoje vyksta labai negeri dalykai, tai yra ta prasme, kad tos močiutės, motulės, jos nesirūpindavo vaikai, supranti, vaikai gimdavo. Ir kaip aš bandžiau su ją kalbėti, sako, viskas gerai, vaikeli, kad čia tau neprikalbėtumėm, oi vaikeli, žinok, čia tikrai svarbiausia, kad tau sektųsi, supranti, tu va toks tonas močiutės. Toks tai yra močiutės tonas. Bet ką tai reiškia? Tai čia močiutė, o jinai kažkam buvo mama, supranti, jeigu aš gyvenu, jinai kažkam buvo mama, tai va, Vilniuje prieš 60 metų buvo labai daug mažų mergaičių, mažų moteriškių, kurios būdavo mažos tam, kad nereikėtų rūpintis vaikais. Vaikais senovėje niekas nesirūpindavo. Mažutės močiutės, jos tiesiog išleisdavo vaiką pro įsčias į pasaulį ir jos užmigdavo, jos mirdavo, nueidavo į kapus. Tai va, mažutės močiutės jos vaikų neaugino, jos tiesiog juos paleisdavo į pasaulį. Ir dėl šitos priežasties, mama sako, tai jau didelis vaikinas, supranti. Užaugdavo va tokie vaikinai, tokie marozai užaugdavo, supranti. Iš tų močiučių pagimdyti. Pagimdyti močiučių užaugdavo didžiuliai marozai, tokie aukšti vyrai. Ir jie visiškai nežinojo, kas yra švelnumas, kas yra meilė, žinai. Jie visiškai nežinojo, kas yra draugystė, kas yra motinos šiluma. Jie buvo labai šalti, jie buvo agresyvūs, pikti. Dėl to, kad jų niekas neauklėjo, supranti? Jų tiesiog niekas neauklėdavo. Tos mažos močiutės, motulės, visiškai nesirūpindavo savo vaikais. Jos tiesiog jų net neprižiūrėdavo. Jos pagimdydavo ir išleisdavo į pasaulį. Ir mama sako, tai jau didelis vaikinas. Ohoho, kokie vaikinai užaugdavo. Ohoho. Ir aš galvoju, prisimenu, 13 metais žiūrėjau. Tie užaugę vaikinai vesdavo labai aukštas moteris. Ir aš galvoju, kodėl jie pasirenka tokias stambes moteris. Todėl, kad jų mamos, jų tėvai buvo tokie, kai vyras mato, kad jo mama yra maža, jisai pasirinks tokią moterį, kad nekartotų savo tėvų klaidos. Ta tėvų klaida reiškia tai, kad tie dideli vaikinai, užaugę vaikinai, jie nematė motinos. Ir jie pasirinks tokią moterį, kuri būtų atsvara, priešingybė jų pačių motulėms, močiutėms. Tie vaikinai vesdavo moteris, kad jų vaikai nebūtų palikti likimo valiai. Tos močiutės vaikus palikdavo likimo valiai. Jos jų neaugindavo. Ir kai aš bandžiau užmegzti pokalbį su močiutė, močiutė iš viso nenorėjo su manim kalbėti. Tas tonas reiškia, kad močiutei
neįdomus tavo gyvenimas. Jinai tu linki visko ko geriausio, kad tu tik nuo jos atsikabintum. Jos nedomina tavo ryšys su pasauliu, tavo reikalai, supranti? Tų močiučių nedomina, kaip tau sekasi. Jos sako, greičiau baigim pokalbį, kad tau neprikalbėtumėm pinigų. Jos atsimazino nuo bet kokio auklėjimo. Tos mažos močiutės, jos visiškai nenorėjo auklėti vaikų, supranti? Jos neturėjo sveikatos. Jos pagimdydavo vaikus, o vaikai turėdavo savarankiškai pradėti gyvenimą jau nuo pirmų žingsnių. Nuo pirmųjų žingsnių turėdavo savarankiškai pradėti gyvenimą. Kai vaikui sueidavo 13 metų, ta močiutė jau būdavo už jį gerokai žemesnė. Supranti, 14 metų, kai jam sueidavo 15, jo močiutė būdavo už jį gerokai žemesnė. Močiutė tai jo motulė, kuri pagimdė jį. Tai va, motulė būdavo gerokai žemesnė. Tai va, ir jos labai piktos. Jos esmė yra tai, kad jai visiškai nerūpi sūnaus reikalai. Ji niekada jam nepaskambins. Ji niekada nepasidomės. Jinai paleido vaiką su 18 metų, jau 15-14 metų suėjo ir jis jau visiškai be priežiūros, be jokio auklėjimo. Mane motina auklėjo iki 10-11 metų, bet tai mano motina buvo aukšta. Mano motina buvo aukšta, supranti? Jinai mane auklėjo iki 10-11 metų. O tos močiutės jau 2 metukų vaikas visiškai yra savarankiškas. Jis jau visiškai nebepatė, jis nežinojo, kas yra motina. Tai va, tie aukšti vaikinai marozai, jie nežinojo, kas yra motina. Kaip mama sako, tu didelis vaikinas. Tie dideli vaikinai, jie nežinojo, kas yra motina. Jie nematė meilės, jie buvo žiaurūs. Ir jie marozai todėl, kad jų santykis su pasauliu yra atšalęs, jų jausmai šalti. Jie nematė nieko gero. Jų motinos buvo mažos ir net nesugebėdavo ne tai, kad pasirūpinti, bet jų motinos visiškai neauklėjo savo atžalų. Jų motinos visiškai nebuvo rūpestingos. Tai va, kiek jau čia minučių. Man gaila tai, kad dauguma šitų kaleimininkų, marozų, yra iš tokių šeimų, kurios buvo labai skurdžios. Jų motinos visiškai nemokėjo bendrauti su vaikais. Močiutės, motulės, mažutės. Jos nemokėjo bendrauti su vaikais. Tos močiutės, jų bendravimas labai šaltas. Aš prisimenu, kai buvau mažas, man padarė makaronų ir liepė valgyti. Mama kaip mane valgydindavo, mama sakydavo, imk po šaukštelį, į burnytę, valgyk. O kai gaugau pas močiutę, padarė makaronų ir sako, sirėk, valgyk, žinai. Tiesiog valgyk. Kai padarė man makaronų. Sako, valgyk. Kita močiutė sako, davai, kušai. Tai sako, skanumynai, žinai. Tai va, man labai liūdna už tuos, kurie jau yra dideli užaugę pacanai ir kurie neturėjo tiesiog mamos. Mamos neturėjo. Mama tai yra rūpestingas žmogus, tai yra moteris, kuri moka prižiūrėti, rūpinti savo vaikeliu. Ir kai tėvas pamatė, kad mane motina augino visiškai priešingai negu jo mama, jisai pasakė, kad mama mane lepina. Iš tikrųjų tai buvo netiesa. Tai va, mamos gali palepinti savo vaikus savo dėmesiu, savo rūpesčiu, savo veiksmais. O šitų pacanų niekas nelepino. Jų niekas neprižiūrėjo. Jiems liepė ir tu daryk. Padėjo tau makaronus 3 metų vaikui, tu valgyk. Tai va, kas man liūdna. Kad tų vaikų niekas negalėjo jų palepinti. Nu kaip palepinti? Niekas nelepino, niekas su jais nebendravo, niekas su jais nekalbėjo. Tos motinos ypač bijo kalbėti, tos motulės ypač bijo kalbėti, močiutės ypač bijo kalbėti su vaikais. Tais vaikais, supranti, kaip čia pasakius, nebuvo ryšio tarp motulės ir vaiko.
nebūdavo jokio ryšio, todėl kad ta močiutė yra coliukė. Tos močiutės būdavo coliukės, jos mažytės, nykštukės. Ir jos negalėjo bei neturėjo sveikatos padėti vaikams gyvenime. Jos negalėjo patarti, jos negalėjo pakreipti žmogaus mąstymo. Vaikas nuo metukų jau būdavo visiškai savarankiškas. Močiutė jį palikdavo likimo valiai.